Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar metas, puikiai nusprendėte, kad žiūrit MC Force video. Ir kaip visada, su jumis Karolis. Taigi, šiandien naujas video ir jūs vadinasi podcast. Tai jeigu nežinot, ką reiškia podcast, tai bus toks video, kuriame aš kalbėsiu apie savo planus, ketinimus, kodėl nekeliu video, ką filmuosiu ir taip toliau. Ir iš tikrųjų šitas video daugiau yra kaip prisistatymas tiems, kurie pirmą kartą mano kanale. Nors šitas video yra jau nebe pirmas mano kanale. Taigi šitą kanalą aš sukūriau prieš keletą metų ir turbūt jums norėčiau prisistatyti, nes nekarto taip ir nepadariau iš tikrųjų. Tai mano vardas yra Karolis, tai sveiki, taip sakant, man yra 13 ir aš esu iš Kauno. Tai sukūriau šitą kanalą, nes norėčiau su jumis pasidalinti savo visokiam turimam žiniom, ką aš moku ir taip toliau. Ir tuo kaip ir pamokyti jūs naujų dalykų, naujų žinių ir taip toliau. Taigi noriu jums dar sukurti pramogą, kad jūs mėgautumėte žiūrėdami šitą video ir puikiai praleistumėte laiką. Tai nuo pradžių tai yra pavadinimas. Tai aš vadinuosi MC Forces, savo kanalą tai pavadinu. Ir jūs turbūt galvoja dabar, kas jisai toks? Turbūt kažkoks sviesto magnatas. Tai ne, aš nesu sviesto magnatas, tai MC Forces yra sutrumpinimas. 3 žodžiai, tai MC reiškia Minecraft. Jūs tikrai žinot, kas yra Minecraft, jeigu nežinot, tai būtinai pasigooglinkit, nes Minecraftas yra labai svarbi šito kanalo dalis. Toliau yra for. Tai yra prielinkstis, angliškas for. Ir SAS yra SAS, tai toksai valdymas. Tai yra, žinot, kai būna raketa ir būna RCS ir SAS valdymas. Tai RCS su tokiais mažais varikliukais, o SAS tai kai tą pagrindinį didžiulį variklį, tą visą turbiną sukinėja į šonus pabiškį. Tai taip. Tai toliau aš noriu dabar jums pasakyti, kokius aš video kursiu. Tai turbūt dar kelius podcastus bus. Bus visokie top 10 faktų, nes jau matėt, yra baisiausios vietos pasaulyje ir dar yra tiesiog top 10 faktų iš viso pasaulio. Toliau žinoma kursiu Minecraft. Tai CS matyt kursiu Five Nights at Freddy's. Žinot tokį žaidimą? Na, manau tikrai žinot. Toliau įvairius video su renginiais susijusius, tai yra kaip, pasimsiu kamerą ir nufilmuosiu, nes jau yra vienas. Tai čia paskui biškė. Tada pagal jūsų pageidavimus, tai kokią jūs žaidimą užprašysit, tokį turbūt ir kursiu. Toliau kursiu speed art. Taip, aš piešiu su Photoshopu, tai galit pamatyti vien iš mano YouTube kanalo, taip, viršelio ir tos miniatūros, tai paskui klausimai ir atsakymai. Tai jūs paklausit komentaruose, o aš atsakysiu. Toliau kursiu programavimo video, taip aš programuoju tokia kalba, kuri vadinasi GML. Animacijas. Žinot, kas yra animacija? Manau, kad tikrai žinot. Toliau, ką aš norėčiau pasakyti, tai turbūt visi ten klaus. Tai kada bus video? Video bus kas savaitę ir dažniau. Na, bet kas savaitę tikrai turėtų išeiti po vieną video, o jeigu pasiseks, tai gal netgi ir kasdieną. Tačiau jeigu jūs jau esat pažįstami su mano kanalu, tai prisimenat, kad būdavo anksčiau tokie video, tai MCP, Minecraft Pocket Edition ir animacijos. Tai kas yra Minecraft Pocket Edition, tai puikiai žinote. Ir aš dabar visus tuos video ištryniau, nes jie yra labai nepavykę, labai prasta kokybė. Gal dar kažkada juos atrasiu ir kuriame nors video parodysiu. Ir dar matėt viename mano video, tai buvo Antanas Gustaitis World Cup. Ir kas tas Antanas Gustaitis ir su kuo jisai valgomas? Tai čia reikėtų pradėti iš pradžių, nes aš lankau barelius. Negalvokit, kad aš kažkoks liferis, kuris all day, all night prie kompo. Tai aš lankau kosminį modeliavimą, kas yra labai puikus būrelis ir jum rekomenduoju lankyti, labai įdomus. Mes ten darom raketas, čia dabar nuotrauką matot. Ir toliau aš tame būrelį dar važiuoju į varžybas. Visokie apdovanojimai, diplomai, medaliai, taurės. Tikrai atsipirks, sakau.
Ir dar lankau Aikido, tai yra rytų kovos menas, savigynos, suprantat. Ir jį rekomenduoju lankyti, nes jis yra labai įdomus ir labai geras ir labai naudingas. Toliau čia turim klausimą, kaip aš mokausi. Tai aš mokausi dar palyginti gerai. Tai nežinau, kaip bus ateityje, bet dabar mano vidurkis yra 9, 3, 3, jeigu tiksliai skaičiuoju ar prisimenu. Bet kažkas apie 9. Taigi, mokausi palyginti gerai. Ir po šio video bus jums būtent apklausa, kurią jeigu norit, galit užpildyti, jūs ją galit pasidalinti, nusiųsti nuorodą savo draugams, nes aš norėčiau pažinti savo auditoriją, tai yra kas mane žiūri, ar ten kažkokios pabūtės sėdi prie kompo ir po vieną raidę per minutę parašo, ar ten sėdi 4-mečiai vaikai, žiūri ir nesupranta, ką aš čia paistau, ar ten žiūri kažkas normalaus. Na ir taip toliau, ten visokie žinot, kokius video, ir žodžiu, užpildysit apklausą, pamatysit. Tai dar turėčiau jums klausimą iš karto, kurį galite komentaruose paklausti. Tai yra, kaip man pasisveikinti, ar toksai būdas, kaip aš dabar pasisveikinu, yra geras. Prisimenat, labas rytas, diena ar vakaras, kad ir koks dabar metas, puikiai nusprendėt, kad žiūrit MC Forza video, būtent mane. Ir kaip visada su jumis yra Karolis. Tai jeigu nepatiko, sakykit, ką čia pridirbai, greit kitą pasisveikinimą galvoju. Jeigu patiko, tai maladėt, šaunuolis, taip ir toliau. Taigi, galit visada komentuoti, jeigu turite tokių klausimų. Ir tie video turėtų jau prasidėti nuo 2016. Aš taip manyčiau, aš taip planuoju. Taigi, ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi jums video šitas patiko. Ir būtinai, jeigu patiko, spauskit like. Jeigu nepatiko, pakomentuokit, kodėl nepatiko. Ir tada spauskit like. Ir jeigu dar nesat manęs prenumeravęs, tai būtinai užsiprenumeruokit. Ir su jumis, kaip visada, buvo MC Forsas per brūkšnelį Karolis. Tai ką, ate! Cause virtual is where we live, live, live. Cause virtual is where we live, live, live. Cause virtual is where we live, live, live. Cause virtual is where